Na kągi, teko įsijungti dar kartą TonyBetą. Pirmai statydamas už geltonas kortelės pamiršau vieną įvykį dasistatyti, tai prancūzų geltonos kortelės Marselis Toulouse daugiau 3,5, irgi stačiau 50 eurų. Dar įsijungęs pastačiau 5 taškų klaidelę. Banvitą su Fenerbahče 160 overį padėjau. Ir iškart pamačiau įdomų dalyką. Tai 7 dieną, pradėjau balandžio 7, šiandien atrodo 9, įnešiau 1200, akaunte kaip matom 118, daug pinigų žaidime. Jeigu tie statymai daugelis jų nepraeitų, tai akauntas liktų minuse. Ir pasižiūrėkim, koks įdomus dalykas įvyko. Kaip matėm praeitam video, ant kortelių maksimumai buvo priklausomai nuo kofo po 180, 190, 200 ten. O pažiūrėsim, parodysiu, kokie maksimumai dabar. Kai aš dar pats sau leidau galvot, kad galbūt į akauntą nėra atkreipta dėmesio. Tai kaip ir sakiau, TonyBetas viską mato, viską stebi. Štai maksimumas už geltonas kortelės 67 eurai. Na, dar nėra taip, kad užlimitavo visiškai, bet perpjovė ar dvigubai, ar trigubai pamažino limitus. Nes, kaip sakiau, akaunte labai didelis minusas, tai jie nenori dar taip visiškai, už kelis teisingus veiksmus, jie nenori dar taip nurašyti visiškai šito kliento. Ir kas įdomu, kai prisimenat, vakar stačiau už Cervena Zvezdą daug kartų totalą. Ir kas įvyksta TonyBete, kai jie užlimituoja, kai jie, uždeda vienokį ir kitokį ribojimą. Prisimenam, po 133 maksimumai stačiau už underį. Dabargi pažiūrėkim, koks maksas 0 eurų 0 centų. Jie paprasčiausiai, kai deda ribojimą, dar padaro tokį dalyką, kad tu negali kas tas 5 minutės su atsistatančiu maksimumu padaryti dar kartą statymą. Kai tavo sąskaita yra apribota, tu padarėjai statymą iš tų varžybų ir tau ar po 5 minučių, ar po 10 maksimumas neatsistatys, rodys 0. Negana to, iš tų rungtynių aš stačiau tik tai underį, kaip prisimenam, kaip matėm istorijai. Užsimanysiu forą pastatyti -10, maksimumas 0. Užsimanysiu bendrovėms patinkantį kofą paimti, 1,16, maksimumas 0. Nieko negalima daugiau statyti iš tų rungtynių. Jeigu išnaudoji maksimumą, iš tų rungtynių daugiau nieko negalima statyti. Tai 2 dienos, TonyBet per pusę perkirto limitus. Pasižiūrėsim, kas bus, kai suves rezultatus, ar toliau statysiu, ar nestatysiu. Bet tai ir parodo požiūrį, į bendrovės požiūrį į žmonės, kaip jie greitai suseka, kaip jie greitai viską sugaudo. Žmogus man sakė, jog nuleido gal 8000 eurų per ganėtinai trumpą laiką. Ir štai, žmogus, reiškia, galima galvoti, kad jis turi pinigų, jeigu tiek pinigų nuleido. Ir štai įsinešė vėl 1200 ir keli statymai ant pasikeitusių linijų, kur pinakliai jie laiko sukčiavimu, kaip jau pasakojau. Statymai ant geltonų kortelių, kuriems irgi nepatinka ir net nesuvedus rezultatus, jie jau daro draudimą, jie jau kerta limitus per pusę, nes jau šitą lošėją pradeda įtart, kad jis čia kažką tai negero padarys ir laimės 1-2 eurą iš TonyBeto. Tai tokia puikioji ta TonyBet kontora. Kol kas tiek.